O mes nusprendėme nueiti į mišką. Vyras sakė, mūsų, kur mėlynės auga, ten jau kertami miškai, pasižiūrėti. Aš nemačiau, vyras tik matė. Ir man vyras štai kokį ledą nupirko, kad smagiau būtų eiti iki miško, nes tikrai kelias labai tolimas. Na ir važiuokit, prasideda miškas ir darosi liūdna. Žiūrėkite, čia tiek būdavo mėlynių. Ir žiūrėkite, kas dabar čia. Va tai va. Šiandien dar mieste sutikome bėgantį zuikį. Tai kurgi jie nebėgios, miškų tai nebėra. Lietuva buvo miela tuo, kad miškai, gamtovažiai, kur tai miškai, kad jų jau pusė nėra. Va tai va. Liūdna. Ten ir ant kalniuko iškirsta buvo tiek mėlynių. Gali būti, kad kitą kartą ateisim ir visai jau čia viskas bus iškirsta. Vyras kažkaip važiavo su darbdaviu. Sako, pro čia, sako, žinai, kad jau miškas iškirstas. Na, tikiuosi, kad sekantį kartą nerasiu visai plikų miškų. Šiaip tai ten tolėliau, tai praeitą vasarą irgi pjovė medžius, bet čia buvo neliečiami. Oi, kaip faina miške. Jeigu net dabar būtų uogos, tai rinkčiau. O jis sakė ne, o aš sakiau taip. Paukšteliai čiulba. Žiūrėkite, kiek bus žemuogių, jau gėlytės baltos. Jau žiūrėkit, po biškį ir mėlynės išlenda. Jau šiaip pas mano vyrą klausinėjo apie mėlynės žmonės. Sako, o vasarą susitiksime, mėlynėm prekiausime. Jeigu bus ką prekiaut, gal ateisime, visai miško nerasime. Ir aišku, ir kiti miškai, bet šis miškas mums buvo pats fainiausias. Žiūrėkit, atėjęs draugas man kokią perdavė dovanėlę. Sakė, kad būčiau dar gražesnė. O koks medis, žiūrėkit, aplipęs grybais kažkokiais. O mes šiandien vėl išėjome kur nors pasivaikščioti. Einam kur nors prie vandens, nusprendėme. Užėjom dar į parduotuvę. To namuose gal parodysiu, ką nusipirkom, nors ten daugiau gal tėčiui nupirkom, tai kad tėčiui nupirkom gal nelabai rodysiu, ten tėčio dienai. Nukrito popieriukas, vėjas nupūtė, tai eilė pakėlė.
Eli štai tokį dezodorantą nupirkome. Na ir maisto produktų nusipirkome jau grįžtant namo. Ir tėčio dienai šiek tiek tam keletą daiktų paėmė. O tėja grįžo iš mokyklos štai su tokiais medaliais. Julia, nu kokie čia žmonės.